Skanieji naminiai pomidorai prasideda nuo kokybiškų daigų išauginimo. Pradedame nuo gerų veislių parinkimo. Sėklos turi būti daigios ir tai priklauso dažniausiai nuo pardavėjo. Esu jau kaip ir pasirinkęs sėkluvos sėklas. Neteko dar susidurti, kad būtų problemų su jų dygimu ir jie labai gerai parenka pačias veislės, patys išbando jas. Sėkluva kasmet siūlo per 100 skirtingų pomidorų veislių. Paties užauginti daigai tai garantija, kad turėsite tikrai tas veislės, kurių norite. Daigų pardavėjai dažniausiai apsiriboja 10 skirtingų pomidorų veislių. Jų tarp išskirtinių veislių nėra daug, nes sėkla gali kainuoti kaip standartinis daigas. Viena iš tokių veislių yra Rosamunda. Jos vaisiai avietiniai, išskirtinės briaunotos kriaušės formos. Veislė vertinama ne tiek dėl vaisių išvaizdos, kiek dėl ypatingo vaisių skonio. Sėkluva šiltnamyje rekomenduoja auginti didelius mėsingus pomidorus dosimo, kurių vaisiai yra širdies formos. Šios veislės privalumas – atsparumas daugeliu ligų, tarp jų ir rudai dėmėtligei. Kitos šio tipo veislės tokių atsparumų ligoms neturi. Kosimo vaisiai saldūs, mėsingi, su giliomis briaunelėmis, todėl juos galime laužyti. Pomidorai tomose išaugina ilgas ir gausias kiekes. Vaisiai idealiai tinka salotoms gaminti. Marinuoti tinkami tvirti, slyviniai, veislės felini vaisiai. Pailgos formos vaisių stiklainių ir telpa daugiau. Į juos panašus, tik šiek tiek trumpesni, bet itin skanūs ir saldus pomidorai kolibri. Labai saldus yra tamsus pomidorų Konstantino vaisiai. Net ir nuskinti jie ilgai nepraranda natūralaus savo skonio. Augintojų nefilsadi ir skani tamsiųjų pomidorų veislė sidra. Vaisiai išskirtiniai, tarsi violetinės slyvos kabo kekėse. Kaip atspėti, kada jie jau sunokia? Ogi reikia ieškoti vaisių su parausvėjusiais šonais. Derliumi nenuvils laukia augintiniai ligoms atsparūs ankstyvi pomidorai Red Dauch ir Red Morning. Jų vaisiai pradeda nokti anksti, bet ne vienu metu. Užauga dideli. Raugti tinka tvirti vidutinio dydžio pomidorų vaisiai. Iš šiltnamio pomidorų raugti tiktų tukano ir zaira vaisius. Iš laukia auginamų veislių raugti galima tvirtus ir saldžius pumatis vaisius. Šiltnamie iki pat šalčių derės ilgastiebės pomidorų veislės Fleming, Tukano, Kongo. Įranga labai paprasta, viskas šiandienai perkama parduotuvėse. Tai yra daigykla. Daigykla dažniausiai kaip šiltnamiukas būna. Kibiras, kuriame mes išmaišysime. Parduotuvėje nupirktas substratas dažniausiai būna suspaustas, nes kai pirkom, tai jisai buvo toks 5 beveik centimetrų storio, bet per naktį pastovėjęs, jisai išsiplėtė, pasidarė purus, bet vis tiek patogiausia yra dirbti supylus substratą į kibirą. Ir jeigu jisai yra susispaudęs, jį reikėtų dar papildomai išpurenti. Dedame substratą į daigyklą, dedame taip, kad nebūtų pilnai iki viršaus ir kiek spūstelim, bet nedaug spūstelim. Turi likti po spaudimo tokia nedidelė dar duobutė. Kažkiek tai dar susigulės, laistant, bet tuo pačiu ir pridinėme etape dar gali kiek ir išbrinkti. Jie galbūt yra patogesni, didesni. Iš tiesų gal čia ir nėra labai gerai, kad naudoju tokį mažų angučių daigyklėlę. Vis tiek tų pačių daigų man daug nereikia. Auginsiu geriausiu atveju 15 pomidorų ir atskirus vazonėlius iš jų išimti persodinant daigus taip pat yra paprasčiau. Į vieną vazonėlį dedam po vieną sėklytę. Ir galima su
netuščia vidurių kokiu pagaliuku, įterpti į pusės centimetro ar centimetro gylį ir iš karto užkasam. Dabar reikės sudrėkinti žemę ir palaistyti geriausia yra su lietaus vandeniu, kuris yra sušilęs iki panašiai 25 laipsnių. Šitam kiekiu žemės reikės apie litro vandens. Daigyklą dedam ant palangės. Palangė turėtų būti 22-25 laipsniai šilumos, tai yra šita palangė yra gerai izoliuota. Reikia pasižiūrėti, ar tikrai nėra šalta palangė, nes tokiu atveju užsitems degimas ir taip pat gali patys daigai taip pat žūti. Ir vėliau, kai išdygs, jau reikės, kad būtų ir išorėje temperatūra panašiai 22-25, naktį gali būti mažiau. Dar ryte kažkas pasirodė, o jau po pietų toksai pasidarė ir jau daugumoj vazonėlių išlindo nedideli stiebeliai, plešės tų stiebelių ir tuoj iškels ir lapelius virš žemės. Pomidorų daigai tiesiog akise auga, čia dar po poros. Kaip matom, žemė yra drėgna, bet ant padėkliuko vandens nėra. Reikia pripilti tiek vandens, kad jo nebūtų apačioje. Dėl to, jeigu nežinom kiek vandens, tai reikėtų perdėti šitą žemę į kitą padėkliuką, ten pripilti vandens, kai prisisotins vandens, sugrąžinti į šį pastovų padėkliuką. Po 2 savaičių jau pasirodė ir pirmieji tikrieji lapeliai. Dabar svarbiausia tinkamai laistyti, nei per daug, nei per mažai. Jau lenda ir antra pora tikrųjų lapelių. Pasiruošiam sodinimui. Vazonėliai, aišku, yra patogesni keturkampiai, jie patogiau tilps į padėkliuką, bet sezonui baigiantis ne visą laiką tinkamų surasi. Svarbiau, kad jisai būtų kiek gilesnis, neseklus vazonėlis ir kažkur tai apie litro talpos. Apačion sudedam popierių, galima tualetinį, jisai ištirps greitai, bet žemė jau nebebirės po to, po visų darbų ir dedam panašiai apie 2/3 vazonėlio žemės. Žemė, kaip matom, puri, jinai pastovėjusi yra parą, jinai išsitęsia, o jeigu imti iš karto iš prekybcentrio, ten dažnai dar žemė būna okose, suspausta, jai reikia kiek atsipalaiduoti. Pomidorai yra palaistyti, palaikyta, kad išbrinktų kažkur tai apie 1-3 valandų. Ir dabar, matom, stiebas jisai yra gana ištysęs. Sodinama yra iki pirmųjų netikrųjų lapelių. Ir kaip matom, čia yra tokios baltos ataugos. Ir čia matosi baltos ataugos. Tai čia augs šaknis. Jas tik tai įdėk į žemę, iš karto išleis šaknis. Tai bus papildomas šaknynas, kuris stiprins pomidorą. Bet jeigu mes jį sodinsime iki čia į gylį, tai realiai galima, kad po žeme būtų panašiai tiek stiebo. Tai yra šitas stiebas, jisai jau bus linkęs puviniam, lygom ir panašiem blogiem dalykam. Ir reiškia, yra 2 būdai, kaip tą stiebą palaikyti tokiam kažkur tai 2, maksimum 3 cm gylyje. Vienas būdas, kurį visą laiką naudojau, yra sodinti šoniuku. Ir šiemet išbandžiau labai įdomų būdą. Lankstus stiebas, net baisu žiūrėti, bet iš tiesų viskas ten yra tvarkoj. Mes užlenkiam. Aš jeigu parodyčiau, kaip profesionalai daro, tai jūs iš viso pašiurptumėt. Tenais cik tik tai taip ir pasodinom patį
stiebą, sulenkiam ir užpilam žemėmis iki pirmųjų lapelių. O kiek prispaudžiam ir pomidoras vazonėlio viduryje ir šaknis išeina pakankamai aukštai. Šaknytės gražios, matosi jau palei paviršių išlindusios. Jau tikrai reikia persodinėti, kadangi tiek daug šaknų labai greitai suvartoja. Šitas jisai nebaisiai ištysęs apatinis, panašiai. Galima jį parodyti tą šoninį sodinimą. Sodinam palenkę. Taip, o čia jau Alegrija. Kad nesumaišyt, iš karto užrašom veislę. O tuo rudi vazonėliai turi didesnį privalumą, kad galima užrašyti veislę. Pomidoram visai patiko persodinimas. Jau matosi, kad ir naujos šaknis pradėjo augti intensyviai. Pastatyti reikėtų į saulėtą vietą, bet ne visą laiką išeina. Dabar saulėtos dienos yra ilgesnės, tai ne taip baisiai styps, bet net ir stypus galima sodinti guldant. Ir laistyti šiltų vandeniu ne į vazonėlį, bet į indelį. Birželio pradžia, daigai paruošti sodinimui. Šviesos buvo gana nedaug, dėl to ištysę pomidorai. Būtų laiko, būtų galima geriau juos sodinti kiek palenkus, bet sodinsim tiesiai. Matosi, kad žemės mišinyje buvo pakankamai azoto trąšų, tačiau buvo ryškiai fosforo trąšų trūkumas, tas raudonavimas. Ir dažniausiai būna kalio trąšų trūkumas, dėl to praėjus 2 savaitėm po persodinimo verta palaistyti 1% kalio fosforo mišiniu. Aš naudoju monokalio fosfatą. Na ir beliks tik tai juos dabar pasodinti. Kaip pavyko pasodinti, nepraleiskit žiūrėdami sekantį filmą. Dešinėje pusėje prenumeratos mygtukas, patiko, spauskite like. Iki.